Labadiena, sveiki visi, kviečiame jūs į Unideco centro įmonių pristatymą. Mes šiandieną išstojam pirmi ir norim pristatyti savo įmonę Nevatex. Būtų banalu turbūt pradėti nuo to, kad padėkot, kad jūs čia atėjot. Aš gal norėčiau paklausti, dėl ko jūs čia susirinkot? Ar turit kokį atsakymą? Nu, nelabai, ne dėl naujienų. Gal turi daugiau, kas nors galit pasakyti, dėl ko? Sužinot apie mus. Gerai, aš jums truputėlį padėsiu. Jūs čia ir mes čia susirinkom dėl to, kad mes galėtume kurti vertę. Mes suteiksime vertę jums, jūs savo gautas žinias, panaudosite savo projektams ir galėsite juos perteikti savo klientams. Ir visi bus patenkinti. Taigi, kas yra tas Nevatexas? Šiaip tai įmonė yra labai sena. Kitais metais švęs 140 metų. Tai yra šeimos įmonė, kuri apima visą Skandinaviją ir Baltijos šalis. Mes turim savo dukterinės įmonės Suomijoje, Estijoje, Lietuvoje, Švedijoje, Norvegijoje, Danijoje ir Vokietijoje. Kadangi esame šeimos įmonė, mūsų istorija diktuoja, kad per tą laiką mes pasirinkom tikrai išskirtinius gaminius ir mūsų misija yra pateikti sprendimus minkštų baldų gamintojams, dizaineriams ir architektams. O pristatymui mes jums vietoj 100 žodžių gal geriau pasižiūrėkit, kaip mes atrodom. Taip kaip ir trumpai susipažinom, kas mes esam tokie. Norėčiau gal paminėti mūsų viziją. Mūsų vizija yra būti pirmų pasirinkimų tarp architektų, dizainerių, gamintojų, kūrėjų. Kad jiems pirma mintis, kuri pultų į galvą,
ieškant sprendimų būtų kreiptis į mūsų įmonę, į Nevatex. Kadangi esam įmonė Skandinavijoje, daugiausia bazuojamės, Skandinavijoje kaip niekad yra dabar ant bangos, pavadinkim, tvarumas, atsakingas vartojimas, perdirbtos medžiagos. Taip, kad mes taip pat dedam visas pastangas ir mūsų įmonė yra kaip ir sertifikuota, mes naudojamės ir vykdome visus ISO 26000 tarptautinio socialinio atsakomybės standarto gairias. Mes esam paruošę tvarumo ataskaitas ir jeigu kažkam tai įdomu, tai kviečiame su jom taip pat susipažinti iš arčiau, nes daugelis iš mūsų tvarumą supranta gal kaip tik tai perdirbtas medžiagas. Bet tvarumas apima ne tik tai medžiagų rūšiavimą, panaudojimą, perdirbimą. Tvarumas tai apima taip pat ir socialinius ryšius, socialinę atsakomybę, klientų ir visos tiekimo grandinės kontrolę. Perimsiu aš dabar. Vadovas pristatė mūsų įmonę ir papasakojo apie visą verslo koncepciją, o aš norėčiau pristatyti produkciją, kurią mes tiekiame, atsižvelgiant į visas šias tvarumo gaires. Tai Nevatex bendradarbiaudami su tiekėjais vykdo projektus, siekdami įtraukti į savo asortimentą kuo daugiau baldinių medžiagų, kurios būtų pagamintos iš perdirbto pluošto. Savo asortimente turime platų pasirinkimą audinių, kurie yra pagaminti iš perdirbtos medvilnės, vilnos, įvairių sintetinių pluoštų. Tai truputį apie juos norėsiu ir papasakoti. Baigiant tvarumo tokius gaires, kaip vadovas pasakojo, tai turime išsikėlę tam tikrus tikslus kiekvienais metais. Vienas pagrindinių tikslų, kuris buvo iškeltas prieš 5 metus, tai 2020 metais, kad visi mūsų baldiniai tiekiami audiniai turėtų OEKO-TEXO sertifikatą. Ir šiandieną su džiaugsmu galim pasakyti, kad šitą tikslą mes pasiekėme ir visi mūsų baldiniai audiniai, kuriuos mes tiekiame, turi OEKO-TEXO sertifikatą. Tai reiškia, kad baldiniai audiniai neturi tam tikrų kenksmingų cheminių medžiagų ir tinka sąlyčiui su kūnu. Viena naujausių mūsų baldinių audinių kolekcija yra koko audinys. Šis audinys yra išskirtinis dizaino prasme ir buvo sukurtas būtent mūsų įmonės, siekiant kuo daugiau įvesti tvarumo ir tvarumo būtent į aplinkos CO2 sumažinimą, vandens kiekio sumažinimą. Ir šis audinys yra pagamintas specialiu procesu, kai pluoštas yra nudažomas dar prieš audinio gamybą ir to pasekoje sumažinamas vandens sunaudojimas net 60%. Į aplinką išleidžiama 53% mažiau CO2 emisijos anglies dioksido. Taip pat sumažėja energijos suvartojimas ir ypatingai tvarus audinys sumažina gamybos procesus, sumažina ir įtaką aplinkai. Audinys sujungia funkcionalumą ir estetiką, todėl jūsų interjeruose tikrai suras išskirtinę vietą. Kitos 3 išskirtinės mūsų kolekcijos. Tai vienas pirmųjų mūsų žingsnių buvo įtraukti baldinius audinius, kurie būtų pagaminti iš perdirbtos vilnos. Tai yra Woolly, Margrethe ir Lillehammer kolekcijos. Tai jeigu pagaminti naujos vilnos 1 kilogramą, į aplinką yra išleidžiami net 9 kilogramai anglies dioksido, tai gaminant iš perdirbtos vilnos 1 kilogramui į aplinką išleidžiama tik 0,5 kilogramo anglies dioksido. Įsivaizduokit, kad pavyzdžiui Lillehammer, tai į 1 bėginį metrą taip maždaug ir yra apie 900 gramų ir jeigu, tarkim, gaminam paprastą sofutę, ar ne, tai reikalinga apie 10 metrų audinio. Tai įsivaizduokit, kokie kiekiai CO2 emisijos yra sumažinami ir kokią didelę įtaką tai daro aplinkai.
Viena iš skirtiniausių ir naujausių mūsų kolekcijų tai yra Sea Life audinys. Šis audinys yra pagamintas naudojant net 21% plastiko perdirbto poliesterio, kuris yra išgaunamas iš vandenynuose surinkto plastiko. Yra vykdoma speciali institucija Sequel Invitation vandenynų, upių, ežerų valymas nuo plastiko ir jie būtent sertifikuoja tą plastiką perdardami į pluoštą, kurį mes naudojam šio audinio gamybai. Kadangi tai yra vienas iš skirtiniausių mūsų audinių, jis yra techniškai ypatingai stiprus ir sukūrėme labai gražų video, kurį kviečiu jūs pažiūrėti, kad įsivaizduoti, kaip visas tas procesas vyksta. Matydami, kiek plastiko yra vandenynuose, didžiuojamės, kad turim savo kolekcijoje šį audinį. Tikrai išskirtinis audinys, kuris taip pat suras jūsų vietą interjeruose. Aišku, atšilus orams, ar ne, visi susirinkom čia, bet labai laukiam to savaitgalio, kai galėsim praleisti vakarus lauke. Tai savo kolekcijoje šiuo metu turime net 5 išskirtinius baldinius audinius, kurie buvo sukurti taip, kad būtų galima naudoti tiek vidaus interjerui, tiek lauko interjerui. Šie audiniai pagaminti iš perdirbto plastiko ir būtent yra pritaikyti naudoti lauko sąlygomis. Juos galima valyti netgi baliklio turinčiomis medžiagomis. Kuo išskirtiniai šie audiniai? Tai audiniai pagrinde yra pagaminti iš polipropileno. Pats polipropilenas yra atsparus drėgmės įsigėrimui, o apatinis audinio sluoksnis yra padengtas PU danga, labai plona PU danga, kuri jau neleidžia prabėgti vandeniui, netgi pilant vandenį iš maždaug 20 metrų aukščio, didelę srovę. Ir jeigu jau šitą audinį apvilktą baldą paliksite lauke, jisai tikrai per gilį nepermirks, todėl galit būti ramus, jisai lengvai išdžiūna ir galit palikti tiek lauke, galima naudoti tiek namuose, dėl to, kad jis taip pat nepraleidžia vandens ir aišku yra labai lengva jo priežiūra. Tai šitos 5 kolekcijos tikrai yra audiniai, kuriuos lengvai naudosite savo interjeruose, tiek vidaus, tiek eksterjere. Aš vėl perėmsiu mikrofoną iš kolegės ir truputį jums papasakosiu apie Odą. Vienas iš mūsų didžiausių tiekėjų yra Italijos Mastroto grupė. Grupė, kuri ypatingai rūpinasi gamtos apsaugą, kuri rūpinasi mūsų žemės ir gamtos resursais. Ir anksčiau Oda buvo sukurta labai paprastai, nes norėjo, kad kuo daugiau žmonių, didesniam ratui žmonių būtų jinai prieinama.
Dėl to, kad pagreitinti procesus būdavo naudojama begalė cheminių medžiagų, kurios nėra tokios kaip ir labai jau saugios žmonėms. Tačiau po truputėlį, mąstant kitų kampų, kad vis dėlto oda tai nėra ta, ką reikėtų atsisakyti, o oda yra mūsų kasdieniam maiste naudojamos mėsos perdirbimo šalutinis produktas, panaudojant senesnes technologijas, mes išdirbame išskirtinės odas, kurios pasižymi idealiom savybėm kaip natūrali oda. Viena iš jų yra organinė oda ir raugimo procese nėra naudojama jokių cheminių medžiagų. Tai yra surinktos žievelės, žolelės, lapai ir visa kita gamtinė medžiaga, iš to yra paruošiamas tirpalas, kuriame yra raugiama oda. Tokiu būdu sumažinamas vandens sunaudojimas, energijos sunaudojimas. Pati oda neturi tiek daug gal spalvų, bet visos spalvos yra natūralios, gamtai artimos spalvos. Norime parodyti jums video, kaip atsiranda šios spalvos. Taip pat žengėme dar vieną žingsnį pirmin, iškilo tokia idėja, saulė šviečia, vanduo teka, medžiai auga, o lapai krenta. Taigi, pietų šalyse yra tikrai labai nemažai alyvmedžių. Dėl to pabandėm surinkti alyvmedžių lapus, iš jų padaryti ekstraktą ir tenai užraukti anilino tipo odą. Tai gavosi absoliučiai ekologiška oda, tai ką mes paimame iš gamtos, pradedant pačią odą, baigiant išleidžiamų ir gamyboje panaudotų vandeniu, yra viskas grąžinama, viskas yra švaru ir mes turime uždarą ciklą. Taip pat
gamyboje naudojame saulės energiją 100%. Taip pat video norime parodyti, kaip procesas atrodo. How do olive trees combine with leather? Our aspiration has been complete avoidance of tanning chemicals, which can harm our health and our environment. Our idea was to use the power of nature for synchronizing leather production in a sustainable and environmentally sound way with highest product quality. The solution? Olive leaves. The patented wet green method for producing ultra-fine leathers uses the same substance developed by the olive tree to ward off predators. Our tanning agent is recovered from the leaves of the olive tree using a method similar to brewing tea and manufactured in plants complying with the stringent demands of the food industry. For collecting our raw material, no tree is felled, no plant sacrificed, and no field cultivated, which could otherwise be used to produce food. Our raw material is a byproduct of olive growing and in many places actually burned. In contrast to conventional chemical tanning agents, our olive leaf extract is perfectly skin compatible and friendly to the environment. In leather production, we care about not only nature, but also good working conditions and fair pay from the very beginning of the supply chain. Apart from sustainability and ecological aspects, also quality, variety, economy and industrial processing rank amongst the strengths of olive leaf tanned leather. We enable eco-effective tanning for the production of superior leathers. Wet Green, natural leather solutions. Turbūt pastebėjote, kad pavyzdžiui, natūrali oda tai toksai produktas, kuris suteikia visus arba sužadina visus 5 žmogaus pojūčius. Jūs galite patys pasižiūrėti ir pabandyti, nes mes patys galvojam, kaip taip gali būti. Tu vis tiek matai, tu čiupinėji, tu ją lieti ir jinai išduoda tam tikrą garsą. Oda suteikia tam tikrą kvapą ir daugelis iš mūsų turbūt galvoja, va, čia yra natūralios odos kvapas. Tik tai buvo klausimas su tuo skoniu, kaip tenai va tas skonis. Turbūt niekas iš mūsų nekramto tos odos, bet kaip ir buvo parodyta, tikrai teko paragauti to ekstrakto ir jisai nėra jau toksai baisus. Truputį kartokas, bet patikėkit, tikrai nėra blogai. Tačiau ne visur galime mes naudoti natūralią odą pagal eksploatacinės savybės. Tai dar viena iš mūsų produktų grupių yra dirbtinė oda, bet ir čia mes žengiame didelį žingsnį tvarumo link ir stengiamės panaudoti kuo daugiau natūralių medžiagų, kad ir apatinis sluoksnis ir taip pat iš sudėties išimti ypatingai žalingas medžiagas, kurias aprašo ES FAS sertifikatas, tai ypatingai teflono pagrindu sudarytos cheminės medžiagos, kurios yra tikrai žalingos mūsų organizmui. Viena iš mūsų dirbtinių odų tokių yra Illusion. Tai išskirtinėmis savybėmis pasižyminti oda, jinai yra PU pagrindu, Ecotex sertifikuota ir puikiausiai jinai tinka įvairiausios paskirties gaminiams gaminti, ypatingai vaikų darželiai, ligoninės. Vienas iš jų privalumų priežiūra, kad ją galima valyti alkoholio pagrindo valikliais. Taip kad sporto klubai, odontologijos kabinetai, ligoninės, chirurgija.
Dar vienas išskirtinė dirbtinės odos kolekcija yra pas mus Purija kolekcija. Tai ši dirbtinė oda, mes vadinam ją veganiška, kadangi net 50% biologinių žaliavų yra iš natūralių biologinių medžiagų. Ir ši dirbtinė oda yra sertifikuota netgi Oekotekso pirmuoju sertifikatu, kas nurodo, kad galimas tiesioginis sąlytis su kūdikio oda. Tai ši dirbtinė oda gali būti naudojama tiek vaikų darželiam, tiek jų žaislam, aišku, ir viskam, kam reikalingas tas tiesioginis sąlytis su kūnu. Prašau pažiūrėti. Mes pristatėme tik labai mažą dalį Nevoteks tiekiamos produkcijos. Savo asortimente turime daugiau negu 8000 artikulų, todėl galime pasiūlyti dar platesnį tiek baldinių audinių, tiek lauko sąlygoms skirtų audinių, tiek natūralios odos ir dirbtinės odos jūsų interjerams. Ir kaip vadovas pradėjo pristatymą, norėtume, kad būtume jūsų pats pirmasis pasirinkimas, kai pradedate galvoti apie interjerą, kurį planuojate kurti. Tik svarbu žinoti, kur jūs panaudosite tuos baldus, ar tai bus viešasis sektorius, ar tai bus klinikos, kur reikalingas tam tikras dezinfekavimo priemonės, ar tai bus tiesiog namų interjeras. Visą laiką galite į mus kreiptis. Čia truputis inspirationo, tokio įkvėpimo jums visiems, kad tvarios medžiagos gali būti naudojamos tiek namų interjerui, čia būtent kolekcijos, kurias jums pristatėme, tai vat Woolly, Lillehammer, Margrethe. Nenori veikti. Taip pat natūrali oda. Išskirtinis projektas su Woolly audiniu viešajame sektorėje. No. Taip pat viešajame sektorėje audiniai. Pabandysim iš dešinės rankos. Na. Čia dirbtinės odos panaudojimas Vilniuje jūsų kavinėje. Lauko sąlygomis skirti audiniai. Ypatingai natūralios odos panaudojimas. Matote, net ant pačių baldų natūrali oda, jinai organinė, anilinas, jinai duoda tą labai pojūtį, kaip norisi pajausti ir paliesti. Tai aplinkosaugos ir tvarumo politiką mes pristatėme ir esame įsitikinę, kad rūpindamiesi aplinką ir mūsų ekologinę sistemą, tai yra ilgalaikis žmonijos išlikimo klausimas ir savo produkcijoje tiekiami šias medžiagas planuojame turėti jų dar daugiau. Mūsų siekiamybė yra turėti baldinį audinį, kuris būtų pagamintas iš perdirbtų baldinių audinių. Ir tikimės, kad kitoj prezentacijoje galėsim daugiau papasakoti ir apie tai. Ir tuo pačiu norime pakviesti jūs į mūsų ekspoziciją, kuri randasi Vilniuje, Verkių 44, Jundeko salone. Arba mielai prašom atvykti į Kauną, į mūsų dar truputį didesnę ekspoziciją, kur mes tikrai jūs prakonsultuosime visais klausimais ir suteiksime visas jums norimas išgirsti žinias. Ačiū už dėmesį visiems. Ačiū labai.